Labas iš ryto. Einu žiūrėti, tvarkyti įsaužęs, nes pradėjo labai dikauti. Viens per stogą išlep. Grįžs lauk lundžiu uždarījom pas mamyč labans gerā ten jautās. Nabaiška nėra laksaun. No princi tep dijau tinklus, bet kas ir sumalta, subūta, suragā sudauži. Iš budos niek nebija. Vēršķi šta irgi. Tas rodājs un takmens, kur palep un stoga ir lauk. Tik pamat, ka pareņi atgal un stoga ir vēda. Tai reik čia susitvarkīt kažko, nuždīt tuj, kad nebeišleptu. Toliau čia prie amu aptvar tvora ir suvarīt kiaurą, vis laiks nutraukīts, vis šitā veinas drotis. Galvoju, reik nusiimti čia tarpą. Ton vis nusikērt pakeist. Tai labā dikaun. Iš ko tvoros da turėjau. Tik tā reik skarpytis, mēs nepasileis šanu. Va, tos audigus nebetur. Numeti, pilns ein un tai. Tai eini iš ko tvarštu, reik replis pasijimt. Žodžiu, dar vakar Highlandam šein, kad vežiau, nesuprantu, atvažiau prie aptvara, žiūr karvis to. Nežinau, čia laimis dalyks karamis neįperpėjo min kiaurą, tad man atrodo, kaimynis karvi pasileido karvis ir ta veina tai prie tvoros, bet neįramis kiaurą, tai džiaugiamės, kad ne, nes ten pas tarp tų karvių, jeigu be prie eitin, neaišku, ap ten baigtumės. Atsinešiau burmašin varžtų ir galėsiet tvoros susirasti tvorą. Čia seinis irgi neturi ir kap tarasu mėgt. Tai paskiau ant rudens galės naujas statyti trobį aukštesnį, kad būtų patogiau šertais. Parsinešiau tvorą, nusikarpytus smailius. Kā prīžiks remontau tas tvoras. I niek nāja nepadės, nes ten nubados, kur un dėl ton tvoru iškārt prēji, no trauj kvarštā, no trūkinī, no bau. Žodži, reik stebdīt, kad nedagautom. Tā būs bišķi augštesni, gal neleps teiktu, ka galvu nekaišos par vēršu. Dėl to iškerpau lauku, dabar reik varžt privarīt, nes ten čia tu jau irgi bus susirinkėmis. Veizies. Kas į negerā. Te pamislēs neizsuks. Jā, vai tie jācik aviteis. Dar čia reikėt gal kur nors įsokti veinu kokį, įtampyti skėtpos. Tad galės eiti prie belstos, kad tas rodas nebe bėgtumis kažkų padaryti. Ant jau šitą lip, griauž tvorą. Nieką jums nepadarys. Toliau tempam tūpos. Praktiškai čia ne kiekvieną aik turi stokt, nes čia, kaip matėte, ten lip. Gerda
Čia mūsų ryžiks stepka aug. Nu va, susidėjai. Dabar bereks. O visai neblogai ir įsitėm kažkiek. Bandyt sulankstyt ton, kas beliek iš tos tvoros. Tai va, saulė aukščiau pakėl, pradėjo šilta būt. Nu, ta tvorka per baigta. Nežinau, dabar ton burdak. Ką priek to sutvarkyt protinga, nes konda gauna apačius, viskų susuragas išdraska. Tai į priek čia buvo vis iki čia buvo užteims, bet matos tvor žemesnė ir tai va vis matos ištaškyti iš būtų. Kas ištaš daugiausia šitą bandits. Tai galvoj, gal reiktum atsipjauti 2 lenteles šonas ir tada į aukštį kelti, nu, nes, kaip minėjau, jeigu dagaun, tai viskų išplak. Bandyti ateiškut arba tas tvors, reik visai dabar nusijimt, sutvarkyti, to gal šonin paliks, kol nedagaun, tai išdraskyti. Vėjinį likutę. Čia dar kažkur turi būt prisukts. Vis badinys, kas sukau. Lauk išnešti, smulkiai susirinkti, kaip jau žulką į žuliapjūnę įtrauktų. Žodžiu. Nežinau, bandyt kažko dėti. O vėl burmašins paliek, žaud nedagaun, vis tik to reikia draskyti, malti. Kol aš atsipjau lent, matot, va vėl ir ant stogo. Tai įžeint, kad negera dar, bet vis tai klep, nes tik pamato iškart bėga atgal. Pabandys uždėtas lents, sudės dar viršuviai lentelį ir matysim ar belips. Galvoj, va tep šuon prisisokti. Tada tep uždėt biškį praaukštinti, turit gal nebeiššokti. Jau atsikavėjęs, kas čia bus. Reik lėpti, reik žiūrėti. Panašiai turėtų būti.
jau iš karto, matot. Bet dabar gal nebus ką užkabinti su ragu, kad išlaužtų. Manau, dar reiks susukt daugiau varšnas, nes čia varys tepa. Mes viskų gelžinį turi dirbti. Be žodžių. Tai kas dedas laužą, kas netinga, kas tvoras brūžien, kas ragus galon. Galvoj praaukštins, nes vis tiek nuo akmens stos. Galvoj reik taip šitą dėti. Statelį intelių uždės, galvoj gal mačys. Varšt reik netaupyti. I taip neaiška laikys. Pagalbininką. Nu, princip tep, kažkas susidėlios, susisuks, žiūrėsim, kas čia gausis. Nu, gal ne visai gražiai atrodys, bet užteks mums svarbai, kad nebėgtų lauk, to prasme. Nes čia pagrindinį buvo veit, tos veits ant akmens ir ant būdos, o tai žemiausias veits, bet dabar nežinau, tu tinklą palikti ar bandyti ir kažką užsitaisyti, nes šūkinį, kaip matyt, įbaisė greitą, nespėja teitins jau įveitų, kartais net nelabai eina suprastins čia. Jau buvo išleipsė, nes vien ubelnių žėvien. Dabar buvo tokie, nu, neišėjai netyčiom. Žmonės sakė, einam iki mišką, čia pat prie namų pažiūrėti grybų. Aš pasiims detektorių, pračekins, kol parinks. Bet gavus taip, kad paieškas labai greitą nutraukė. Sprogmens radau ne vien, man atrodo vien iškasiavi dar 2-3 signalą ir tai palei dirbtinį intelektą nufotkins ir tai kažkoks karinis sprogmuo, kuris jį nesprogis. Tai paskombino 112, laukam tor atvažiuoti susiskombinti iš minutoje į tep toliau. Tai žodžiu, būni tep. Tai va, sulaukam pareigūną atvažiau. Laukiam policijai, dabar atvažiau negaisrinti. Dar iš minuto jisai gal reiks palaukti. Atoli čia? Ir praeiti, bet... Tada reikia man pirštinį pasižymėti, kad žinoti, kur. Bet tai nėra, mums kas atvažiuos saveitos sprogdinti neveina ir, nes man signalas buvo šalia, nekas jau praėjau dar vein tupos. Čia irgi supeilt šiukšlis kažkada jisai buvau. Pareigūną parėn iš paskos. Varadinoks. Šitą. Tai čia šitą, nu daugiau ir, bet aniai turbūt turės su ko pasitikrinti. Jo, visą laiką jie pasitikrina aplinkui dar. Jo, nes...
visi susirinko, gaisrinė greituoji, išminautoje ir taip toliau. Tai žodžiu, mišką neleidėliai plaukt prie kelto, un vein, kur buvo miškas įsiniš. Tai dabar ten dar parodžiau kel signalą, buvo ten ir tur gerą detektor, ten nežinau, karinis matyt special sa gerą gilį, bet ten šiaip negilį ir per post šiupelis visam gilį buvau. Bet aš dar kol išeinant girdėjau, kad jiems jau pipčiui, tai manau, kad parsineš neveina. Nu tai žodžiu, dabar papasakos, eiga kap toliau, kas ėja. Buvo, nu tai va, susirinka, apminėjau, taim tarpi, kur buvo. Su mašinka važiavom, varėm saigę apsišert, nes pirm syk radom sprogmenis. Tai policija atvažiavo panašią valandos bėgė, paskiau gaisrinė greituoji. Iš minutėje važiavo iš Klaipėdos, ani troka kažkur 2 valandas suviš. Visą esmę išėjo apie 4-5 valandas iki proceso galo. Toliau procesas vyk taip, kad važiavo iš minutėje, tu susirink ton sviedinį, ten kas, nežinau tiksliai pavadinim, nieks nepasakė konkretai, kas on sitoks, bet ten vien žodžiu kažkoks sprogmau, išsivež viskon, nes palei Lietuvos įstatymus, jeigu eini, rondi, aišku, nedraudžiamos zonos, miške sprogmenys, turi pranešti 112. Tai mes taip padarėm. O pradžia buvo tu, kaip minėjau, žmonės sakė, eina, nu, eis, gal varom iki Gryb greitą pažiūrėti, žinai. Nu, tai sakom, greitą nuvarom. Nu, tas greitai buvo. Ėjom, tų Gryb, ką pasakys, praktiškai nebuvo. Viens kits gaidoks. Tai pračekina vien veit, signalas ir gers, aukšt. Dar sakau, kas žiūrė, kas, sakau, čia vėl metal gabals, ir žmonės sakas, kas. Nu, ir atkasėm ton sprogmenį, paskombinom. Tai, kaip minėjau, viskas baigės gera, nes sprog viskas laiminga įsivežė. Taip toliau. Nu, gera. Kitą dieną galvojam. Aš sakau, tai varys, tai tu mišk pažiūrėt, sakau, jog ten tokių dalykų ir reik varyt. Nu, žmonės sako, aš irgi eis. Tai pasiėmėm abot po detektorių, švarom. Nu, į ko jūs galvojate, kas buvo. Nu, tos pačios veids, kažkur 100 metrų į šoną. Vakščiojom, nu, ten visų smulkmens, taip toliau. Žmonės šauk, granata. Nu, kon, dain pažiūrėt. Ja, tiksliai, granata. Be užtais irgi nesprogus. Nu, tai kon, padėjom, pažymėjom, aišiok turėjom, Grybs iškratėm. Tai žodžiu pažymėjom. Toliau vakščiojom, nes ryšiaus nebuvo, galėjai priskombinti, bet nein susišnekėti. Tai nuvariau toliau. Vėl signalas iškasiau kovinių šuvinių, nežinau, gal 10-15 cėl krūvų. Tai vėl padėjau, nu, išlindom iš miško, tada skombant. Ani jau visko žinojai, nebreikia nesakyti, tik tą vart pavart pasakiau, jau lokaciją iškart nusistatė. Tai situacija vėl taip pat. Vėl susirinka vis, bet mes jau, ką buvom iš pirmojo to epizodų pasimokėm, net nebelaukėm. Tiesiog parodžiau, kur ir surodėm tas veids, kur kas yra. Tai tas pareigūns sakė, jūs galite eiti savo darbus, nu, ta prasme, sakė, dar pasijauk, sakė, darbus savo dirbt, ko jūs ten dirbt, sakė, seniai teiškot, ko jūs ten dirbt. Tai varėm toliau, po to radom, kiek supratau, nelabai bei suprasti vokišką monetą, bet pas mus Lietuvos miškus ir vokišką labai reta, bet pabandžiavę specialią valiklį įdėti, tai tiesiog niek nebeliek sugriauž. Suprasim, nu jie, ne, dar pradžioje matyti, kad lygu vokišką buvo parašyti, bet neaiškiai, kiek ten metai išgulėjus. Tai radinių ten kažko vau nebuvo, nu ten, kaip sak, vien skits ten monetarus kein, ten dar kažkas ir. Bet esmė tam, kad atrod paprastas, ką pasakysiu, ėjim su metal detektoriu. Atrod nekalts toks darbs, iš tikrųjų darbs, nes reikia kasti, kun ir tu nežinai, kun tu rasi. O kaip dabar to atveju, kad nerondi sprogmenis, ten granatas ir taip toliau. Tai irgi pavojingas darbas, bet kaip su žmonės sakėm, turbūt nebegrįšėm į tų mišką, nes iš vienos pusės pirmą radus buvo įdomi, kaip čia viskas vyks, kaip čia viskas bus, kas čia kur bus, sprogdins, nesprogdins. O realiai viskas yra paprasta, kaip pareigūna irgi minėjai, kad automatiškai įsived planas skids, visi suvažiavom, bod, saugo, nesaugo, kaip sak, sėd mašinos, bet esmė tam ir, kad užfiksau, išvež, sunaikini, tai
ko slep mūsų vis Lietuvos mišką, tai nieks nežin, aiškiai iki rond. Ir kaip kitus forumus, kaip paskaita, ten aišku komentarų visokių ir visokių debilų ir, nes kits parašys aš rondu, ten ta prasme, nepasakau. O iš vienos pusės, kaip tas išminautas munkas, sakau, aš nežinau, toks taisyklis ir aš paskombinau, man remdu šiandien gold, žinau, kad nieks nesusproks ir konas radis. Tai pasakė teisinga ir nes daugiausiai, sak, maža atvejai ir, o atvejais ir toks, kad jeigu aš iškas ar granatą, ar sprogmenį, ar dar kažkon, įpaleik, nu tarkim, ar ten paspiriau, atgal užkas, per laiką sumetas pašals iškeliaukon ir daugiausia, kas būn atvejai, tai vaka, rond vaka, ani nešnumiai, įstengas mest ar į laužą, ar į kažkon ir, sakė, ir boj tokiu atveju, reta, bet būn. Tai, vat, bein dėl to, nes mes, pažiūrėjau, kad rojintų, žina, kad ant skelpa vojtų, vat, kvei tarnybs, o vakams, anims bus įdomu įmesti laužą, o tu pirmai, kur tam video matyti, tu sprogmenį metsi laužą, nemanau, jog ten spindulį, kuik ten 5 metrų stovėsi, ten beliks kas nors. Nu, su granat irgi, granat, manau, 25 km skeveldrų gal kliūt, bet turėsi ir onksi kuosi, o jeigu ten prie pat stovės metrą, ten neturėsi niek, man atrodo, nebreks. Tai toks įdomybės, toliau darbuosimės ūkė. Kam nesunku užsiprenumeruok, palaikink, toliau kolsimės grūdus, tvarkysimės, bus daugiau, mes video jaučiai reiks pradėti kameras nešiutis, kalysiam kur nors į miškus. Jeigu bus aiškiai jums įdomu, parašyk komentarą, toliau norėtumt matyti įdomių radinukų, tiesiog ar kažku tuok. O dabar eiti toliau darbauteis, tvarkyteis, dirbti. Tai ačiū, kad žiūrėjom, susimatysim kitus video.